Labas, labas, labas. Jungiuosi ne viena, turiu svečių ir kartu su Monika mes pabendrausim ir pasidalinsim, kad niekada net nepagalvojom, kad mūsų šampūno buteliukas gali duoti tiek daug asmeninio augimo, kelionių, bendrystės, tuo pačiu padėti ir duoti galimybę auginti savo verslą online. Ir tai, ką daro dabar Monika, užmigdžiusi savo mažąją Emiliją. Va, pultas miega ir Monika sako, kaip idealu ir faina. Labas, Monika. Labas, Jurgita, labas visiems, kurie žiūrit. Tai tikrai šitą veiklą man prasidėjo būnant mamystės atostogose. Emilijai buvo lygiai metai, aš jau buvau nusirovus plaukus. Perkeltinė prasme ir tikrai ieškojau, kur pasidėti, nes iš tikrųjų ta rutina užsuka nenormaliai. Norėjosi tau save įprasminti, ne? Kažkur įrėminti ir su kažkuom kažką tai veikti, būti kažkokio bendruomenė, ne? Norėjosi, tikrai, prisipažinsiu, tikrai atėjau dėl pinigų, bet labai greitai tas fokusas persivertė, kai pamačiau, kad, ne tame esmė. Aš pamačiau, kaip aš pati keičiuos, kaip mano aplinka keičiasi, kokių žmonių randasi mano aplinkoj ir kiek aš pati daug išdrįstu daryti ir sakyti dalykų, kurių nebūčiau pagalvojus, kad galėčiau daryti. Tu peržengiai savo visas įsitikinimų ribas, vadinasi taip, ne? Va, žiūrėk, išgirdau nuostabią frazę iš tavęs, kur dažniausiai mes ieškome visą laiką prasmės, žinai, dėl ko mes, pavyzdžiui, norim statyti verslą, dėl ko mes norim būti sėkmingi, dėl ko mes norim išmokti vienu ar kitų dalykų, dėl ko mes norim būti bendruomeniai. O žiūrėkit, tavo labai taiklus pasakymas. Aš atėjau dėl pinigų, bet pamačiau įprasminusi save, kad pinigai tai yra taip, jie yra gerai, bet mano augimas tai turi didesnę vertę ir didesnę naudą. Monika, pasidalink, iš tikrųjų tu kiek esi metai laiko su brendu. Ir tavo kelias pasikeitė, ką tu gavai iš kompanijos, o tu sakai, aš gavau, įprasminau save ir ratas žmonių pasikeitė ir visa kita. Kas dar? Bet žinau, kad tu buvai kelionė išvykusi. Buvau, iš tikrųjų keitėsi mano vidinė ta drąsa ir lipti per save. Kažkaip atsirado tas stimulas kažkur eiti, kažką daryti, nes iš tikrųjų pirmas mano renginys buvo Birštone, kas reiškia 4 valandas aš važiavau su mašina pati, ko aš nesudarius gyvenime. Man būtų pasakę, važiuokit į Birštoną, sakyčiau, atsivažiuokit. Bet tikrai norėjau nuvažiuoti ir nuvažiavau ir parvažiavau, viskas buvo gerai ir svarbiausia, aš užsidėjau tą medalį, kad aš padariau. Aš pati, nieks manęs nevertė. Taip, aš dėl savęs. Ir faktas, Paryžių aplankiau jau beveik prieš mėnesį, o tie įspūdžiai vis tiek ir lieka. Ir susitikom su savo mergaitėm iš visos Europos, ko atrodo net negalėtum pasvajoti, kad aš būsiu Paryžiui. Taip, nes mūsų tinklas galingas, stiprus, mes esam visame pasaulyje, pavyzdžiui, tave iš Škotijos kalbinu, yra ir iš Vokietijos suvažiavę. Pasidalink, ką tu jautei Paryžiuje. Va, ten buvo skirtingos šalys. Prancūzija, Belgija, Vokietija, Lenkija, UK buvo, žodžiu, Lietuva buvo, buvo skirtingų šalių moterys ir kai tu išsiruoši, žinai, su lagaminu į Paryžių, į patį centrą,
ką tu pajutai tenai? Vat labai man įdomu, kas pas tave dėjosi galvoje. Tik išlipus iš lėktuvo, kai jau sėdom į metro ir pradėjo rodytis moteris gražios su lagaminais, tai mes iš karto sakom, bus monatikės. Aišku, Paryžius turistų miestas, gal nebūtinai buvo monatikės, bet tikrai visos moteris įspūdingos iš skirtingų šalių, bet kaip nekeista, labai daug tų lietuvių buvo. Netgi per personalas renginiai buvo irgi visur lietuviškai galėjai susikalbėti. Tai savo Paryžiui, vat kas ne. Kas ne. Ir visos, nesvarbu, ar lietuvės, ar nelietuvės, ar UK, ar labai Vokietijos, iš tikrųjų buvo daug merginų, daug laurų susižėrė, tai labai jautėsi tas jų užkurta ta energija, ta vienybė, bet iš tikrųjų ir visa salė vieningai plojo, nes, nu, kaip sakydavo, viena didelė šeima. Viena didelė šeima, nes visi iš tikrųjų einam lygiai tokiu pačiu keliu, lygiai tokiu pačiu tikslu ir tą viziją bendrą turim. Tai ko nepasidžiaugus visiems kartu. Taip, ir va dabar tu dalinies ir aš galvoju, ir kaip yra svarbus sprendimas. Sprendimas žengti žingsnį, išeiti iš savo kasdienybės, iš rutinos, norėti keistis. Ir būnant toj vietoj, tokioj energetinėje, ne, va ten, kur yra sėkmingos moterys, ten yra didžiulė energija. Ir vat būnant tokioj vietoj, aš kiekvieną kartą, kiekvienam renginyje, aš visada dėkoju savo, kad aš užsikraunu, aš pasiimu savo kažką naujo ir aš esu dėkinga savo, kad aš nesėdėjau namuose, kad aš išėjau, aš irgi turėjau tokių renginių, niekada nevažinėjau su traukiniu, bet buvo taip, kad teko per visą ir Škotiją, ir Angliją važiuoti traukiniu ir daug stotelių, žodžiu, keisti. Ir aš galvoju, o Dieve, kaip čia bus. Nu ir nieko, aš nuvažiavau ir grįžau ir tada, žinai, tas toksai ir tų baimių sumažėjo ir visa kita. Tai vat mūsų tas žingsnis, noras, mes dėl to ir dalinamės su Monika, kad jeigu tu pagalvoji, kad esi užstrigusi, jeigu tu pagalvoji, kad jau laikas keistis ir žengti žingsnį į sociumą, daugiau bendrauti, auginti save, nes daug tas ratas bėgantis voverės, jis tiesiog neleidžia išeiti, ne, tą ranką iškišti. Ir vien tik tie įsitikinimai mūsų tokie, štai ką Monika ir padarė iš karto, ne, padarė sprendimą, noriu, keičiu. Ir dabar mes norim iš tikrųjų pasidalinti su tavimi, kaip tos kelionės, ne tik tai kelionės europinės, bet kaip tu gali keliauti ir kompanijos dėka, kompanijos sąskaita. Čia tu galėtum papasakot, kaip keliauji. Kaip gali keliauti kompanijos sąskaita, kuriant savo verslą. Kompanija apdovanoja, taip pat yra kvalifikacijos į pasaulio skirtingas šalis, kontinentus. Ir už ką tau viską apmoka, bilietus, maitinimą, renginius, pramogas ir taip toliau. Tu tik susidedi sukneles gražiausias į lagaminą ir čiut ne pirmos klasės skrydžiu tu savo skrendi į egzotinę šalį. Tai tikrai viskas įmanoma, viskas yra mūsų galvoje, mūsų mintyse ir noruose. Bet kas mums davė visą tai? Nuo ko visą tai prasidėjo? Monika, trauk dėžutę. Taip, ir mes dabar ateinam dalintis tą mūsų sprendimo plaukų sveikatinimo dėžute produktais, kurie visgi davė mums ne tik tai sveikesnius, gražesnius plaukus, bet ir galimybės, kuo mes viso tuo čia ir trykštam ir dalinamės. Bet maža to, toje dėžutėje produktų tu dar gausi išpakavusi nuostabią dovaną. Taip,
Va, ta dovana dar tavęs laukia, Monika, trauk viską ir pasidalink, kas ten per dovana, kas ten kaip ten yra. Traukiu visus šampūnus, kondicionierius, viską traukiu. Bet pačiam dėžutės dugne slepiasi. Vau, ar tu matai, kas čia yra? 130 eurų dovanų kuponas tavęs laukia, kai tu darai investiciją į savo plaukus. Kai įsigyji produktus už 149 eurus, kurių turinį sudaro 4 produktai ir tai produktai yra, tu naudosi iki 7 mėnesių, o štai šituos 2 gėrius, ne, naudosi iki metų. Pirmas mano dar, tebe naudoju metus. Dar pirmas naudoju, bet tai aš dabar labai greitai, trumpai pasidalinsiu. Man buvo labai svarbu. Norėjau jau aš buvo toks momentas, kai aš norėjau sveikų, spindinčių plaukų ir išspręsti savo galvos odos problemą. Daugelis turime tų problemų, tai per dažnai riebaluojasi galvos oda, tai plaukas šiaušiasi, tai skilinėja, tai trupa, reabilituoti reikia, tai visko daug iš tikrųjų. Ir jeigu tu esi ta moteris, kuri nori jau kito žingsnio, jau nori kito rūpesčio, kokybės, nori, bet būtent įžengti tą pusę metro nuo savo kasdienybės ir įsitikinimų į ten, kur kažkas nauja, tai šioje grožio dėžutėje tu pasirinksi šampūną, kurio užteks iki 7 mėnesių, kondicionierių, taip pat plaukų galiukų kremą, kuris reabilituoja plauko išsišakojimus ir skilinėjimus per 60 sekundžių ir atstatinėja drėgmę ir taip pat apsaugėlė nuo karščio, nuo plaukų formavimo, nuo aplinkos taršos, nuo ultravioleto, kad ir nedžiovini plaukučius, bet vis tiek rekomenduojama naudoti. Tai šitų dalykiukų tau tikrai iki metų užteks. Tai įsivaizduok investiciją, bet čia dar ne viskas. Tu dar su savo investicija į grožį sau ir kitas žingsnis, galbūt į verslą, tu gausi taip pat organinės papkės, tokią papkę, kurioje yra sudėti mėginukai, taip pat kitokių dar šampūnų, ne? Vat mėginukai išbandyti tau, galbūt draugai, sesiai pasibandyti ir taip pat veido odai mėginukai. Ai, užkliuvau. Mano mėnuliukas pagavo mane. Va, ir veido odai skirti mėginukai. Čia nėra pas mane, jų daug jau nebelikę, nes jų yra tikrai daug daugiau. Tai viskas, ką tau reikia padaryti, ko tu nori. Ir maža to, ne, kad tu padariusi investiciją, žiūrėk, produktų rinkinukas kainuoja 149, tu gauni dovanų kuponą 130, jau tavo padaryta investicija atsiperka, už tą 130 tu gali įsigyti prabangius, veikiančius, rezultatą duodančius veido odos produktus ir išbandyti, įvertinti. Ir maža to, dar čia yra šioje galimybėje, šioje dėžutėje supakuota 10 ekstra mokėjimų tau į sąskaitą, jeigu tu norėsi pasidalinti su savo drauge, pusseserę ar giminaitę veikiančio kokybiško produktu ir uždirbti sau ekstra pinigus. Tiesiai tau į sąskaitą. Kiekvieną penktadienį. Ir su šia galimybė tu taip pat gali per mėnesį iki gruodžio 15 dienos, pradėjusi dabar, gauti kaip minimum 800 eurų savo į sąskaitą. Ir atsakyk savo į klausimą, kaip tai palengvins tau
tavo kalėdas. Kokių dovanų ir kam tu pripirksi. Tai nuostabi galimybė, kurią mes džiaugiamės, dalinamės, vertinam ir norim, kad tu taip pat įvertintum. Monika, turi dar ką pasakyti? Kaip užstrigus. Ne, aš tai tikrai džiaugiuosi ir vertinu ir aš tai tikrai pasimčiau šitą dalyką, nes iš tikrųjų nėra jokios rizikos. Yra 30 dienų pinigų grąžinimo garantija, tai galima pasibandyti tiek produktą, tiek darbo modelį ir tiesiog savo ramiai gyventi, kad užsidėti tašką. Pabandžiau, padariau ir pamiršau, nes mintis galvoj, kai suka, siurbia tą energiją. Teisingai. Bet kai pradedam daryti ir viskas liejasi laisvai. Taip, teisingai, tu gerai sakai, taip, aš nepaminėjau, nuostabus dalykas. Labai dažnai mes visada kažką pirkdami abejojam, sako, oi ne, o čia dar į verslą, nu aš turėsiu ir verslo modulį, bet tai ašgi rizikuoju, žinai, kaip sako, jo, čia rizika yra, rizika yra tik tame, kad net rizikos nėra, čia yra tik privalumas, nes tu gausi kokybišką produktą. Rizika pradėti gyventi geriau. Kur rizika, teisingai. Teisingai, tai su ta smagia, linksma gaida mes baigiam. Jeigu tu turi klausimų, rašyk man, rašyk Monikai, klaus, kaip tu gali pagerinti savo plaukučių būklę, kaip gali pasiimti 130 dovanų kuponą ir kaip gali papildyti savo piniginę iki gruodžio 15 dienos. Viskas. Ačiū, Monika, kad buvai. Ačiū už energiją. Ačiū už kvietimą, Jurgita, tau. Iki, mieloji. Iki.